dailininkė Ona Pajėdaitė. Turbūt nėra ne vieno salėje, kuris ne tai, kad puikiai žinotų, kas yra Onutė Pajėdaitė, bet apskritai moteris, kurianti moteris, ėmė ir iš savo gausių fotografijų archyvų išrinko dar vieną temą ir sudėliojo kuriančių moterų portretus. Šį vakarą, pirmą vakarą, tiek daug kuriančių moterų ir jas gerbiančių vyrų susirinko tiesiog pasidžiaugti kultūros įvykių. Dar viena gražia fotografijų knyga. Onutė Pajėdaitė, žmogus, kuris fotografų pasaulyje pripažintas ir nepripažintas, profesionalai, dažnai žiūrėdavo skersai ir ne vieną kartų žodį pasakė, kaip gali būti filologinį išsilavinimą turinti moteris, baigusi lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete, staiga bandyti įsibrauti į fotografų broliją ir bandyti įrodyti, kad jinai taip pat fotografuoja ir neprasčiau už tuos, kas šito menu tik tai ir užsiima. Ir šiaip jau, fotografuojančiai moteriai, o dar ne mano ūgio, o tokia kokia yra Onutė, sudėtinga visokeriopui, kai dideliame renginyje atsistoja tokia smulkutė moteris, dėja ne vienas vyras džentelmeniškai neužleidžia ir nepasitraukia į šalį ir pasiūlo patogesnę poziciją, iš kurios geriau matytųsi, geresnį kadrą pagautum, o dažnai dar ir pastumė į šoną. Taip buvo. Taigi, gimusi 1925 metais Anykščiuose, gražiame Aukštaitijos krašte, 1945 metais atvyko į Vilnių, išsirinkusi lietuvių kalbos ir literatūros specialybę, siekti jos į Vilniaus universitetą. Nereikia kalbėti, koks tai buvo laikotarpis. Tik praėjęs karas su visa savo rūsčia pokario tikrove, kuri tik prasidėjo tais metais. Onutės jaunystė, visas tolimesnis gyvenimas, šeimos likimas ir tragedijos, kurios lydėjo visą gyvenimą, laužė žmogų, iš tikrųjų leido subręsti didelę asmenybę, pakeliančią ant savo trapių pečių, nešti visą savo giminės ir tėvynės turbūt istoriją. Ir gal iš šitos tokios istorinės praeities, iš to, ką teko patirti ir išgyventi, kilo noras spausti tą fotoaparato mygtuką ir šitaip įamžinti tai, kas negailestingai griūna, nyksta tavo akyse. Dirbta mokytoja. Įgijusi profesiją, dirbo ir turi daug mokinių. Mokinių yra ir šitoje salėje susirinkusių. Taip pat labai nežymiai įėjo į kuriančiųjų pasaulį ir niekada neprašė nei pristatymo vakarų, nei šlovės, net jos jubiliejai. Praėjo tyliai, nepastebimai, savo draugų tarpe, bet tikrai nedidelėse salėse. Ir tikrai netariant iškilmingiems valdžios vyrams padėkos žodžių. O kur to daug? Dienoraščiai, kuriuos Onutė išleido 5-10 egzempliorių tiražu, jie ėjo per rankas ir skaitomi artimiausių draugų. Turbūt tie, kas skaitė šitos dienoraščius, iš tikrųjų sudėta visas gyvenimas ir visi išgyvenimai, slapčiausi, atviriausi, drąsiausi pasakymai, kuriuos tiek nešiota širdyje, juk jie pradėti rašyti ir rašyta seniai. Dienoraštis iš tikrųjų kaip žanras, kuris beveik pasitraukė iš mūsų gyvenimų šiame informacijos tempo amžiuje, iš tiesų sustabdė labai daugelį tokių gilių pastebėjimų gyvenimo. Net jaunos merginos, anksti subrendusios ir brandaus žmogaus požiūris jau nuo pirmųjų dienoraščio puslapių. Ir šitas požiūris lydėjo ją visą gyvenimą, ką jinai bedarytų. Ir šitaip atsirado mūsų rašytojų portretai ir gimtinės, atskirie blankai, kuriuos tuoj pat perėmė lituanistai dirbantys Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Tarybiniu laikotarpiu įvedė mūsų lietuvių rašytojus, praplėtė galbūt tą medžiagą, kurios nebuvo vadovėliuose. Pirmiausia, Ievai Simonaitytei, mūsų klasikiai didžiai. Žinoma, Justinui Marcinkevičiui, kuriam net keletas knygų skirta. Ir didelė meilė, iš tikrųjų didelė meilė, pagarba šitam žmogui atsispindi parengtuose Onutės leidiniuose. Visi mes vienaip ar kitaip spaudėme fotoaparato mygtuką, bet tikrai ne visam gyvenimui. O jūsų gyvenime fotografija, manau, truputį išstūmė literatūrą. Kitokiu jūs būdu pradėjote šitą daryti. Tai va, apie kuriančias moteris taip pat pakalbėsime dar, bet pirmas klausimas jums dabar, nuo kada tas fotoaparatas atsirado jūsų rankose ir kodėl jūs panorote Lietuvą, bet fiksuoti šitaip,
mesdama iššūkį profesionaliems fotografams, nes jūsų nuotraukose yra tikrumas, kaip ir šituose moterų portretuose. Neglencinės čia nuotraukos. Nenustatyti ir nesaldus portretai, o tokie, kokius matome žmonės gyvenime. Baigiant gimnaziją aš gavau tą aparatą, tai jį padovanojo mano vyresnysis brolis. Ar visi girdi? Tai gerai. Pradžioj, dar studentavimo metais, tai buvo nedaug fotografuota, bet paskui prasidėjo kelionės ir aišku, aparatas jau pradėjo labai intensyviai veikti. Žinoma, per tą visą gyvenimą jau ne vieną sunešiojo, aišku, taip kaip ir batus. Svarbu, kad aparatas būtų, žinot, nukreiptas tinkama linkme. Šiaip tai daug kas fotografuoja, bet svarbu, kad turėtų prasmę, kryptį, kad turėtų kažkokią užduotį. Kadangi aš dėsčiau literatūrą, tai man buvo svarbu pirmiausia turėti rašytojų portretų, gimtinės ir muziejus, ir paminklus. Ir taip mes, lituanistų gera grupė, važinėdavom po Lietuvą, po Aukštaitiją, Suvalkiją. Beveik kiekvienais metais mes kokį nors rajoną taip nuosekliai aplankydavom, ir aišku, ir fotografuodavom. Tai ir paskui su moksleiviais kuprinėm keliavom po Lietuvą ne vieną kartą ir susikaupė taip. Klasikams tikrai toks jau rimtas archyvas, o paskui reikėjo kaip tai prieiti prie gyvenančių rašytojų. Pirma buvo Simonaitytė. Kai pirmą kartą apsilankiau, tai taip draugystė užsisėtė beveik 8 metus. Simonaitytė tai buvo charakterio tokio kieto, labai išdidi, labai savim pasitikinti. Aš labai norėjau iš jos perimti tokį tvirtumą, tokį savigarbos jausmą. Bet niekaip neišėjo, nes ne toks charakteris. Bet Simonaitytė tai man buvo kaip vizitinė kortelė. O, su Simonaitytė draugauja. Čia ne bet kas gali. Ne bet kam jį duris atveria. Iš karto man atsivėrė į rašytojų namus. Kažkaip duris lengviau atsivėrė. Tai iš tikrųjų buvo vizitinė kortelė. O paskui, žinoma, čia Baltušis, čia rašytojai, čia poezijos pavasariai. Ir prasidėjo parodų gaminimas ir iš tikrųjų per 20 metų aš jau tų gyvų rašytojų labai daug prifotografavau, parodų daug padariau. 50. Klasikams, Donelaičiai, Vaižgantui, Maironiui, Kudirkai, visiems kitiems ir gyviems. Ir mano mielam Mikelinskui, Simonaitytei, Baltušiui, Matuzevičiui, Širviui. Žodžiu, paskui ir dailininkams, ir muzikams. Iš tikrųjų, man, pasakysiu, fotoaparatas davė labai daug. Ar aš būčiau turėjusi tiek pažįstamų, tiek draugysčių, tiek pagalbos, tiek įvairių žmonių, kurie man gyvenime padėjo, kurie man iš tikrųjų moralinė rėmė, tai buvo labai didelis dalykas. Tai tas stebuklingas daiktelis. Fotoaparatas? Taip. Svarbu nukreiptas į kultūros sritį. Ką, tai atrodo, kad viską aš ir papasakojau. Jeigu nepapasakojate, tai dar paklausime. Ačiū tam kartui. Gražiausia šitoje knygoje yra viršelis. Ar visos, ar visi mes į tai atkreipiame dėmesį? Ar visi esame tikri, kieno čia nuotrauka? Negirdžiu, kad kas nors man padėtų. Žinoma. Bet niekas neklausė, kas nufotografavo. Nejaugi jūs pati. Ar galėtumėt pasakyti? Kas yra? Yra gyvenime toks dalykas kaip štatyvas. Onutė ir šį vakarą norėjau matyti kaip bendresnį kultūros vakarą. Prašom, mes ir turime tą bendresnį kultūros vakarą ir išvengti to negalime. Ir pirmas klausimas, kurį mes svarstome,
kas yra. Ir yra žmogaus, asmens, jo pasirinkimo, jo kelio, jo laikysenų, jo įsipareigojimų problema. Taip mes susitinkame su karta žmonių, kuriai atstovauja Onutė, kuriems teko labai sudėtingas gyvenimas, nors manome, kad visiems mums tenka sudėtingas ir kas jau čia mes būtume be to sudėtingo savo gyvenimo. Bet čia per šitos gyvenimus kitaip eina jos didenybė istorija, kitaip perskirsto, atima daug brangių ir svarbių žmonių, atima prigimtą erdvę, gimtinės, lauką, dangų, priverčia iš naujo daug ką pradėti gyvenime ir daug ką pasirinkti. Man Onutė Pajėdaitė, kai taip mąstau ir apskritai, kai nemąstau, o tik taip jaučiu, matau, girdžiu žmonės, visą laiką buvo labai arti tos kartos, pačios gal ryškiausios moters, Vandos Zaborskaitės. Ką branginau, ką labai branginau iš tos kartos žmonių, taip pat iš Onutės Pajėdaitės, sugebėjimą po didelių praradimų, po didelių išvarginto to gyvenimo sunkumų, laikyti gyvenimą brangiausią vertybę, nuo jo nenusigręžti, neapkaltinti paties gyvenimo tik tai atskiromis žmonių kaltėmis ir laikytis prieš gyvenimą tokią atvirą, šviesią laikyseną. Tai yra įspūdingi dalykai, kas mes juos patyrėme iš profesorės Vandos Zaborskaitės, Širenos Kostkevičiūtės, jaunesnės šiek tiek ir aišku iš Onutės Pajėdaitės, iš tų žmonių, su kuriais aš susitikau. Iš Onutės Pajėdaitės aš, gana dar jauna universiteto dėstytoja, esu gavusi labai rimtą pilietinę pamoką ir tai buvo, aš manau, prieš 80-uosius metus, galėjo būti 77-8 metai, tai tikrai tolimas laikas, kai Onutė paskambino ir paklausė, ką Lietuvių literatūros katedra daro, kad jo studentai galėtų pamatyti savo klasiką, savo rašytojus, jų senas nuotraukas. Ar jie turi tokių rinkinių, ar jie turi tai, kas mokyklose buvo vadinama, sakysime, mokymo priemonėmis. Aišku, ta katedra beveik nieko neturėjo. Ir atsakyti į tą reiklų klausimą buvo tikrai sudėtinga. Ir to klausimo sprendimas Onutei Pajėdaitei atrodė labai paprastas. Ji tiesiog gali tų nuotraukų katedrai tiesiog duoti, jeigu jau nepaskolinti, kad tik tai žmonės matytų, kad tos nuotraukos būtų tarp žmonių, kad reprodukuotos senos portretinės nuotraukos būtų. Aš neprieštaraučiau, jeigu čia koks nors fotografijos grantas, ten aukso medalių laimėtojas ar kaip nors sakytų, kad jos nėra tokio profesionalumo arba tokių ten fotografinių aukštybių, kurios gali būti pasiekiamos. Bet galėčiau atsakyti į tą priekaištą labai tokią netikėtą argumentaciją. Pajėdaitė yra kita fotografija, kitokia fotografija. Ji nėra amatininkė ir nėra kūrėja, kuri tik tuo ir užsiima, kuri dirba, kaip specialiai dirba. Ji yra fotografija, kurios tikslas yra matomas plačiau, giliau, ir galbūt pilietiškiau reikėtų pasakyti. Ji formuoja tam tikras gyvenimo matymo kryptis. Ir jeigu vėl norime svarbaus klausimo šiam vakarui, ji per daugelį metų formavo mūsų ir jaunų žmonių
moksleivių, studentų žiūrėjimą į rašytojų veidus. Daugelio rašytojų veidai jau mūsų sąmonėje yra įsitvirtinę kaip būtent tokie, kokius juos nufotografavo Onutė Pajėdaitė. Tikrai ir mintise perkratau savo matymą jų nuotraukų, kiek jų yra, ypač Nijolės Miliauskaitės, kurių daugiau ir nebebus, ir jų nedaug. Ir matau, kad aš matau tikrai Nijolę Miliauskaitę taip, kaip ją matė Onutė Pajėdaitė. Sustabdyta, užfiksuota ir įrašyta. Ir kiek beleisim knygų, sakysime, Nijolės Miliauskaitės, rinktinių, kiek tų tyrinėjimų kada nors beturėsime, eis ir eis šitos nuotraukos, eis ir eis, ir eis, ir eis, tolin, tolin. Ir čia ne juokas, kai šitaip galvoji, kai taip matai, čia yra ne juokas. Gyvenimas yra vedamas tolin, tolin, tolin. Galima būtų dabar paklausti, ne kiekviena mums čia taip susiklosto, kad tai rankas ta laumė davėja, laumė lėmėja, tegu ir brolio rankomis įduoda kažkokį aukso obolėlį ar siūlų kamolėlį, kuris veda mus ten, kur mes turime eiti. Bet susiklosto vėlgi nebe žmogaus valios. Ir man labai įdomu girdėti, kai Onutė sako, kad ji maždaug charakterio Simonaitytės beveik ir rinkosi. Ir būsiu tokia, Pajėdaitė mano, kad taip turi būti. Ir Pajėdaitė mano, kad taip ir buvo, nes jį taip nufotografavo. Tai tokia teisė, jūs žinokite, turite. Galite apie daugelį mūsų ir ne mūsų pasakyti, o tokia ir buvo, nes aš ją taip nufotografavau. Ir čia būtų Ievos Simonaitytės pakartojimas, jeigu aš tai parašiau, tai taip ir bus buvę. O vis tiek juk šį vakarą negalim užmiršti jūsų to šūkio pagrindinio, jūsų principo, kuris man jūsų atsiminimų ir dienoraščių knygoje apskritai darė didžiulį įspūdį. Ir panašiai kaip jūs žiūrėdama į Simonaitytę norėjote panašiai kažką daryti, taip beveik aš norėjau galėti pakartoti jūsų puikų šūkį viską lengvai. Viską lengvai. Tai už šito šūkio lengvumo, žinoma, slypi apgaulinga lengvybė, panašiai kaip gal Konderos lengvybė, už kurios slypi toks pats sunkumas. Bet sugebėti tai pasakyti ir tai pavadinti knygą, tai yra didžiulis iššūkis gyvenimui. Pamastykime kiekvienas ir kiekviena, gal iš tiesų kartais ir mes galėtume pasakyti viską lengvai, nes tai yra mano gyvenimas ir aš jį pakeliu lengvai, džiaugsmingai, nes keliu naštą pagal save, tikrai nedidesnė, tik tokią, kokią galiu pakelti. Tai neužmirškime šį vakarą šito. O kadangi jau prisiminiau tą šūkį, tai visą laiką norėjau Onutei pasakyti, kad didelį džiaugsmą man kėlė iš tos knygos jos drąsa būti atvirai. Tas atvirumas juk ką jis reiškia? Jis reiškia, kad žmogus visiškai sutampa su savo gyvenimu. Nenori to gyvenimo nei kaip nors paslėpti, nei jo apimties sumažinti, nei jo grožio atsisakyti, nei jo skaudumo. Tame dramatiškame mūsų jausmų atvirume yra pačios mūsų būties šaknys. Iš ten mes esame, iš ten pasaulį matome. Dar norėjau, kad mes prisimintume kaip tokį svarbų kultūros dalyką arba problemą, kad Onutė iš pašaukimo ir iš apskritai iš viso gyvenimo tokio dabartinio supratimo, kai buvo, taip ir yra mokytoja.
visi mokytojai galėtų ir visos mokytojos galėtų matyti didelę paguodą, kaip mokytojystė ilgam užgrūdina žmogaus dvasią, kaip suteikia daug jėgų ir kaip žmogus iš to gali gyventi, keisti savo kokius nors pavydalus, bet visada išlikti. Galbūt man buvo netikėčiausias ir iš atsiminimų supratimas, kad ji buvo ne šiaip savo mokytoja, bet tokia mokytoja vadybininkė, tvarkytoja, vadovė, griežta, autoritetinga. Tai baigiu savo ilgą kalbėjimą ir pabaigai dabar norėčiau pasakyti tokią mintį, kad Onutė Pajėdaitė iki šiol taip nebuvo kažkaip gražiau sutinkama, kad per mažai vyrų čia sėdėdavo, tai pirmose eilėse. Tai aš iš karto supratau, kur yra ta klaida, bet nežinau, bet ji dar galėtų būti ištaisyta, jeigu greta tos mums visoms mielos knygos kuriančios moterys atsirastų spalvotas albumas Valdantieji vyrai. Jums nebūtų sunku tą padaryti, gyvenimas dar būtų kažkiek pastatytas. Bet tą galiu lengvai pasakyti kaip tokia iliuzija, Onutė Pajėdaitė niekada ir niekur neišeis iš savo vėžių, iš savo lauko ir nieko nepadarys, kad nuo to jai būtų geriau jai. Jos kryptis, jo žiūrėjimo pagrindinė kryptis yra, kad žmonėms, kad Lietuvos kultūrai, lietuvių literatūrai, kūrybai, kūrybingumui būtų geriau. Matyt, reikės ir mums su tuo susitaikyti ir lygiai taip pat kaip šiandien visoms žymioms čia moterims, kurių retai kada tenka matyti tiek daug, didžiu nuolankumu pašauktoms Onutės Pajėdaitės stoti į jos kariuomenę. Du dalykus norėjau pasakyti eidama. Apie vieną nekartą esu rašiusi. Prieš 20 metų čia virsmo laikais daug kartų teko lankytis Berlyne, kai griuvo ta Berlyno siena. Ir nuo tos sienos esu nusirašiusi vieną tokį sakinį. Visuose pasaulio kraštuose maži žmonės, darydami mažus darbus, pamažu keičia pasaulio veidą. Tai šiandien perfrazuojant tą sakinį, galima pasakyti, galvoti apie mūsų kultūrą. Maži žmonės, tokie kaip Onutė, darydami mažus darbus, pamažu kūrė kultūros istoriją. Kai ėjau į šitą salę, tai toks džiaugsmingas įspūdis, aš iš pradžių negalėjau suprasti, kas man atsitiko. Mūsų tos nuotraukos sugrąžino jaunystę. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra, sakoma, kad rašytojas, rašydamas bet kokius personalius vaizduodamas, visada rašo apie save. Tai pagalvojau, kažin, ar fotografas, fotografuodamas žmogų, fotografuoja save. Ir kai Onutė taip, ir aš, kad manau taip, nes kai pasižiūri šitas moteris, tokios mąslios, tokios gyvybingos, tokios inteligentiškos, tokios susirūpinusios kažkokiais nežemiškais dalykais, ne visų akys stulpų, bet vis tiek kažkur žvilgsniai klajoja šitame pasaulyje. Tai Onutė tik ką patvirtino, kad iš tikrųjų žmogus fotografuoja save ir tie veidai, to sunkaus sudėtingo laiko veidai, pilni šviesos, pilni gyvybės, reikia tik stebėtis, kaip buvo galima į tuos veidus pamatyti šitokius. Aš paprašysiu kartu pavartyti šią knygą, šiuos gyvenimus prisiliesti. Pavyzdžiui, atsiverskime, kad ir 40 pusę. Aldona Ruseckaitė, poetė, prozininkė, Maironio Lietuvių literatūros muziejaus direktorė. Labai tikslingo gyvenimo.
ji turbūt ne vieną dieną nėra šiaip savo pragyvenusi. Turėti savo ūkyje Maironio literatūros muziejų, jo filialus, dalyvauti daugybė literatūrinių vakarų, savo autorinių vakarų, rašyti, kurti poeziją. Juk jos jau yra bene 7 knygos, tai bus 8. Stipri moteris. Ir jeigu pažiūrėti į nuotrauką, ranka liudija, rankos pozicija liudija, kad žmogus neprašantis pagalbos. Jis pirmiausia remiasi į save, į savo protą, į savo suvokimą, į savo galimybės. Aldona yra iš tų žmonių, kurie suvokia patys save. 78 puslapis. Aliodija Ruzgaitė, baleto artistė, pedagogė, baleto istorikė. Aš dar pridėčiau mano mokytoja, nes pasakyti mano dėstytoja yra per maža, per trumpa, per siaura, per ankšta. Tai yra nepaprastai stiprus žmogus. Aš vieną kartą taip kalbėjom telefonu ir sakau, jūs turbūt esat geležbetonio ir plieno mišinys. Jinai labai taip skambiai nusijuokė, sako, ką tu, mano visi kaulai sulūžę. Mano mokytoja dabar jau 4 metai, kai juda savo kambarį. Sakau juda, nes tai yra nevaikščiojimas su vaikštyklės pagalba. Bet ji nesiskundžia, ji neliūdi, ji nesigraužia, ji nekaltina gyvenimo ir nesako, kad tai nevykęs gyvenimas. Jinai, kaip ir šitoj nuotraukoj, labai tikslingai, labai vertina laiką. Ji išmoko per šitos metus anglų kalbą, išsirašo žurnalus, skaito angliškai, konsultuoja dabar rašančius apie baletą, jaunuosius baleto istorikus, konsultuoja rašančius kursinius darbus apie šokį. Jinai gyvena tokį pilną gyvenimą, kad nežinau tikrai, ar dar yra Lietuvoje kitas žmogus taip tikslingai kiekvieną minutę gyvenantis. Te keikia prakeiksmą pasaulį, išsekę laukos pranašų. Draugystė mano tau, kaip saulė, kaip šviesų ilgesį nešu. Ak, juodos delčios, ilgos naktis, padangės pilnos debesų, o vis dėlto sakyk, kodėl čia, kodėl taip žemėje šviesu? Jei tu manai, kad saulė klysta, nes saulė teka mums kas ryto, tai mūsų didelė draugystė, mūsų kraujo muzika skaidri. Dėl jos ir žemėje gyvename, dainuojame dainas dėl jos ir nemunai srovena, ir ošia girios žaliosios. Aš manau, kad mes prieš 2 valandas iškvėpavome visą orą, pasidžiaugėme viena kita. Ir žinoma, labiausiai lenkiu galvą Onutei Pajėdaitei, be kurios nebūtų šitos knygos, nebūtų šito vakaro. Linkiu, mieloji, jums išlaikyti tokią elgesį, kokią turi, jums reikėtų pamatyti, kas seniai matė ją einančią gatvėje. Kokiu žingsniu šita jauna moteris žingsniuoja. Parungtiniauti galėtų ir turbūt aplenktų gerokai mažiau metų turinčius. Išlaikė viską, ne tik blaivų protą, skvarbų žvilgsnį, aštrų sąmojį, tiesų žodį, niekam nesilenkdama ir nesilakstydama, nė vieną kartą nebuvo jokio melikavimo niekam. Aš linkiu Onutę iš tikrųjų tokia ir būti. Ir kaip smagu, kad šitą vakarą visos būdamos savo srities
primadonos, savo srities žinovės ir meistrės. Galime lenkti galvą vienai moteriai. Ir kaip gera, kad galime pabūti kartu. Ačiū už šitą šiltą ir gražų vakarą. Tai žinot, kviečiu į savo 90-metį. Bus už 3,5 metų, taip kad malonėkit apsilankyti dar. Nu,